Sveiki. Aš puikiai prisiimu atsakomybę 100% už savo poelgius. Ir aš labai noriu visų atsiprašyti už tai, kiek aš jums pridariau bėdų. Aš buvau jūsų budeliu. Labai atsiprašau kiekvieno iš jūsų, savo merginų, savo visos šeimos. Bet aš noriu jums paaiškinti. Aš visą tai dariau dėl to, kad man reikėjo įvykdyti savo misiją. Aš privalau išgelbėti Lietuvą. Dėl to aš čia ir sugrįžau. Atleiskit man, prašau kiekvienam iš jūsų atleisti man, nes aš ir esu ta Marija. Tai yra mano gyvenimo kelias, kurį užkirto Jevgenijus. Ir prašau, skambinkite tais telefonais jam, kad jis atidarytų vartus. Tuomet aš galėsiu per mėnesio laiką atiduoti skolas ir aš ten nekelsiu daugiau kojos. Tai buvo mano gyvenimo kelias ir mano vienintelė misija išgelbėti Lietuvą. Atleiskit, bet aš tai padariau iš viso širdies. Tai yra mano 100% pasiaukojimas. Nesvarbu, kad jūs sakysite kvaila, durna, ten ne. Meilė susideda iš pasiaukojimo. Vienas didžiausių ingredientų. Ir tie, kas nesilenks meiliai, jie negyvens. Tai linkiu visiems, absoliučiai visiems žmonėms pamilti vieni kitus, atsiprašyti vieni kitiems ir atleiskit už mano viską. Aš sugrįžau išgelbėti Lietuvą. Savo Lietuvos, Marijos žemelės mylimos, neatiduosiu niekam niekados. Savo Lietuvos, Marijos žemelės mylimos, neatiduosiu niekam niekados. Kas su manim? Visi paskui mane į alijansų. Mes išgelbėsim Lietuvą, niekas kitas. Tik mes. Mes, moteris ir vyrai. Taip, kad aš daugiau padariau negu bet koks vyras. Ir mano visos kančios yra tie spygliai, o jums bus visas rožės, visas medus, kurį jūs galėsite valgyti. Bet snausti nevalia niekam. Visi turės dirbti, mokytis ir komunikacija turėtų būti 1000%. Štai visas ir paaiškinimas. Laukiame jūsų visų, skambinkite tais telefonais Jevgenijui ir jis privalės atidaryti vartus. O aš prisikėliau iš pelenų. Už poros dienų mano gimtadienis, aš buvau čia tokiam labai super salone. Mane pagražino merginos, tai aš labai dabar laiminga esu. Tai va. Ir tikiuosi iki pasimatymo. Laukiu jūsų visų.